Aš esu Milda, Suroko operos režisierė. Aš esu Justas, esu atsakingas už aranžuotės ir už įgyvendinimą jų. Iš tiesų yra. Ar tikrai? Taip, nes pakelia tokią įtampą, jaučiamės, bent jau aš jaučiu spaudimą. Ne, nu, ta prasme, kai tu dirbi, repetuoji, darai, galvoji, lygini ten su visom sritim, tai kai esi veiksme, tai apie tai negalvoji, bet dabar, kai reikia kuo toliau ir kuo dažniau sustot ir pagalvot, kiek nuėjom, kur dabar esam ir kiek liko nedaug laiko, tai man kas kart yra pagalvojus ir sustojus, kas kart yra baisu. Tiesiog vos ne širdis sustojus. Taip, ten toks deep breathing. Šių metų Roko opera yra kaip niekada apie mus ir apie studentus. Ir mes kalbam apie mums skaudamus dalykus. Tikiuosi, kad didžiai daugumai tai yra nesąžiningumas tiek akademinis, tiek gyvenime. Taip pat apie meilę paliečiam šiek tiek. Ir ką mes dar paliečiam? Nu ir tą tokį gražų paskutinės nakties skonį taip pat. O Roko opera parašyta remiantis labai gražių lietuviškų tikros. Man jis vienas gražiausių kūrinių lietuvių klasikos, tai Kazio Borutos Baltaragio malūnas arba kas anuomet dėjosi Paudruvės krašte. Tai va, tai kažką į tą pusę žiūrovas pamatys, veikėjus tikriausiai ir truputį elementų, bet tie, kas tikisi velnio nuotakos, tai turiu nuvilti, nes bus Baltaragio malūnas. Aranžuočių komanda yra aš ir man padeda Titas. Ir per repeticijas dar savo indėlį įdeda kiti didoriai. Tarpe to repeticijos, jo pagrindinė repeticijos, ta prasme tai, ką mes suderinam su vadovais, vadovų grupe, aš stengiuosi perteikti, dirbant su žmonėmis, su vaikais mūsų. Taip pat turiu savo komandą režisierių, kuri truputį apibrėjo, nes buvom 4 ir likom 2. Tai Erika ir Augustas, labai kūrybingi žmonės ir mes su jais dirbam, derinam dieną repeticijas, mes galvojam, blogai keičiam, darom iš naujo ir tai sunkus tas menininko gyvenimas. Aranžuotė tai yra, iš tiesų turiu aš kūrinį, kuriame yra pučiamųjų partijos arba nėra. Jeigu pučiamųjų partijos yra, tuomet bandau išgirsti arba susirasti esančias natas ir pritaikyti į sąstatui. O jeigu aranžuočių nėra, tai būna labai ilgas ir kruvinas darbas, reikalaujantis daug laiko, kada reikia sugalvoti pačiam visokius, iš esmės viską, parašyti visas dūdų partijas. Taip. Kadangi aš ten 1000 kartų perklausiu tos pačias aranžuotės ir man nesatrodo, kad tinka. Ir kai ateinu į repeticiją, tuomet visoms dūdoms duodu partijas. Tada visi pabandom be muzikos, tos, kuri būna fone, pagroti, pasižiūrim, gal yra kažkokių netikslumų, tada pabandom ir su muzika. Ir tuomet visi žino, kaip turi groti ir tuomet dirba namie. O po to vėl pirktą repeticiją, dar patobuliname ir taip vyksta realizacija aranžuočių. Taip yra, turėsime netgi, jei neklystu, 3 scenas, kurių metu šokėjai, aktoriai ir vokalistai kalbėsi su žiūrovu be žodžių. Aš šūkio neturiu, bet mes turim su visa komanda, tai su scenos žmonėm, tai aktoriai, šokėjai ir vokalistai labai dažnai naudojam 4 išsireiškimus, tokius lyrinius. Tai pirmas būtų super populiarus Nu gerai davai, antras yra šnai, trečias wow, o ketvirtas visų pats mylimiausias yra But the tiger comes at night.
Noriu palinkėti žiūrovui ieškoti ir atrasti. Ir kad mūsų žinutė būtų perskaityta ir suprasta. Ir pabaigai galbūt toksai ateik ir padainuok kartu.